Krepšinio pasaulyje. Programą Krepšinio pasaulyje mes vėl toliau tęsėme iš Žalgirio arenos. Praėjusioje laidoje Žalgirio krepšinio komandos savininkas Vladimiras Romanovas mums davė išskirtinį interviu. Turime šiandieną pasakyti, jog Žalgiris buvo, yra ir išliks. Romanovas remia ir rems šią ekipą. Tačiau kai kam tai labai nepatinka ir įvairiuose mūsų internetinėse Lietuvos svetainėse vėl pasipylė dešimtis šimtai įvairiausių komentarų. Ligonio komentarų, ką darysi, mes labai daug turime sergančių, kurie keistai išreiškia savo nuomonės. Ką darysi? O ką Vladimiras Romanovas apie tai galvoja? Vieno pažįstamo žmona rado, kas to tie komentatoriai. Atėjo, sako, aš pažiūrėjau į jų ir man prapolė tas noras su jais išvis bendrauti ir šnekėti. Aš durna, aukojau, atsakinėjau. Geriausiai jiem nieko neatsakinėti, o paploti jiem. Jeigu jie vadina mane Buratino, tai ant tiek nesupranta, ne išvis, nei istorija, nei kultūra, pavadint Buratino, tas pats pavadint, jeigu mane pavadintum Cezariu Romos imperijos, aš užpyktum, tikrai. Todėl, kad šlykščiau žmogaus nėra. Dėl visko, todėl, kad žmonija taip nukentėjo nuo to. Ir dabar ten rodo mes, centrinionai, vadina tos pavadinimas nešioja. Tai čiagi, tai dabar šitas Al Capone, oi kaip į žandus įdėjo, kaip sako, o kokia mafija, todėl kad jie negali be mafijos, toliau jau eiti, negali be mafijos. Žmonės jau nedurni, neapgausi. Tai jiems reikalinga mafija. Ir rodo filmus apie Japončiką, rodo Odesai. Oi, koks jis geras buvo, koks blatnekas, kaip jiems sekasi. Tai vat, jeigu, tai mane tikrai, aš garbingas tiem durniam, kurie pavadina mane Buratinu. Vadinasi, aš negarbingas, o aš galiu pasakyti, kad po kiekvieno interviu komentatoriai ir mane sugeba, kad aš netai paklausiau turbūt, ar kodėl aš darau interviu. Ir man buvo įdomu sužinoti, kas tie žmonės. Ir aš visų pavardės turiu, visų adresus turiu. Ir aš galvoju, vieną gražią dieną tie, kurie yra baisiausia, kai tave ko nors nekaltai kaltina. Susitiksiu ir bent į akis pažiūrėsiu. Jo labiau, kad yra ir buvusių, vadinkime, kolegų ar taip toliau. Tai man atrodo, kad kovokim visi kartu prieš. Jūs kovojat, kad gėris viešpatautų, bet siekiant gėrių reikia su blogio kovoti. Jo, visuomenė reikia teisybę sakyti, bet ateina laikas, jie patys supras. O tada bus įdomiau. Vėl pakalbėkime apie krepšinį, didįjį krepšinį. Jo labiau, kad mūsų dvi geriausios Lietuvos komandos priėmė dvi geriausias Rusijos komandas iš Maskvos. Pirmiausia, kviečiame į Siemens areną, kur Lietuvos Ryto krepšininkai šį kartą beviltiškai pralaimėjo Jono Kazlausko vadovaujamam Centrinio armijos sporto klubui. Komentarai iš sostinės. Šios rungtynės rezultatu 84-67 laimėjo Maskvos CSKA. Ar vėl tu galvoji, kad dar per anksti, ar dar laikas mums eiti pirmyn, gal tu vėl abejoji pačiu savimi, juk abejoti mes galim visi, bet jei be kovos, be vilties, be minčių, tik tai stovėsime nuleidę rankas, tam rūpi tada, kad mes esam kartu. Krepšinio pasaulyje. Labas. Rungtynės buvo pradžia labai gera. Lietuvos Rytas pradėjo labai gerai koncentruotai, gerai žaidė gynyboje, bet paskiau po pirmų keitimų žaidimas sugriuvo ir CSKA sulygino savo žaidimą. Ir
Aišku, kada CSKA žaidžia 100% yra labai sunku juos nulaikyti. Ir jie galų gale savo padarė. Varžybos laimėjo, skaitysim gerai, kad ne 20 taškų skirtumų. Nu, manau, kad šiandien komandų pajėgumas, skirtumas pajėgumų yra didesnis ir ne Ryto naudai. Manau, pradėjo neblogai, įdomiai su aikštės gynyba ir ta gynyba šiek tiek sutrikdė CSKA žaidėjus, bet šiai dienai CSKA yra ir sudėtim, ir suolų stipresnė ir buvo sunku, sakysim, prieš pastatyti šiai komandai kažką. O jaunėliai, Seibutis, Valančiūnas? Šiandien Jonas tikrai daug su didelė energija ir sužaidė tikrai geresnės rungtynės, buvo daugiau pastebimas nei kad rungtynėse su Žalgiriu. Renaldas išvis demonstruoja tokį stabilų, gerą žaidimą ir tai džiugina. Truputį pradžioje nesusitvarkėme ir paleidom kažkiek tai į priekį, bet paskui pavyko subalansuoti pirmiausia gynybą. Ir galvoju, dėka to pavyko pakreipti visą žaidynę savo linkme. Labai džiaugiuosi, kad grįžau į Vilnių, grįžau į Lietuvą. Labai džiaugiuosi, kad artipilnė salė žiūrovų, kurie supranta krepšinį, kurie labai stipriai palaikė savo komandą ir tai yra labai gerai. Bet kartais paplodavo mum už gražius momentus, už gražią gynybą ar kažkokį gražų puolimą. Tai yra žiūrovai, kurie supranta krepšinį, visą laiką malonu čia žaisti ir aš sakiau, ir žaidėjai tą supranta, mes jaučiam pagarbą. Negalim čia tiesiog blogai žaisti. Nu ką, aš galiu pasakyti, labai geras mum varžybos buvo. Aš skaitau, mes laimėjom gana didelių skirtumų. Treneris davė visiems pažaisti. Aišku, ne viskas klostėsi kaip norėtųsi, bet buvo daug dalykų, kurių mes nesugebėjom įveikti ten, padaryti, kurį treneris liepė. Bet iš esmės bendrai paėmus, aš skaitau, neblogas varžybos buvo. Iš tikrųjų, Lietuvos Rytas yra gera komanda ir jie išėjo labai nusiteikę, o mes išėjom, aš skaitau, kad nepilnai vertinė varžovą. To čia ne finalas. Būtų finalas, gal būtų visai kitaip. Būtų didesnė įtampa ir atsakomybė mums didesnė ir gal visai kitos varžybos būtų kitokios. Gal rezultatą geras ir šiaip geras sugrįžimas, malonu visą laiką grįžti yra pas savus į Lietuvą. Ar tai būtų Kaunas ar Vilnius, nesvarbu, bet visą laiką džiaugiuosi grįždamas. Žaidėm prieš gerą komandą, nežiūrint, kad skirtumas galbūt buvo nemažas pabaigoje, bet tai yra gera komanda ir nėra taip lengva prieš ją žaisti. Jie žaidė prieš savų žiūrovų, buvo užsivedę viską pradžioj. Nežinau, jie nuo pat pradžių pastatė aikštę gynybą, galbūt ten kažkiek mus išmušė iš vėžių. Bet po truputį ir atsitiesim. Aišku, mes turime gerą komandą ir kaip sakant, mes negalime ten balansuoti, tai blogai, tai gerai. Žalgirio laukia Maccabi iš Tel Avivo. Aš sakiau, Žalgiris yra labai stipri komanda ir jie džiugu, kad jie randa po truputį savo žaidimą, jie gali pateikti labai daug siurprizų. Ir aš jiems linkiu pačios geriausios sėkmės. Žalgiris Chimki po šių rungtynių. Koks ten bus mūšis? Aš norėčiau, aišku, palaikysiu Rimą, bet vis tiek Žalgiris yra Žalgiris. Ir aš norėčiau, kad Žalgiris laimėtų tas varžybas. Ir aš manau, kad turėtų būti kokia 10 gal taškų Žalgirio naudai. Taigi, Valdemaras Chomičius, buvęs Žalgirio komandos kapitonas, pranašavo, kad žalgiriečiai laimės 10 taškų skirtumų prieš Rimo Kurtinaičio Chimki komandą. Matėte, koks buvo rezultatas. Dabar pakalbėkime plačiau ir pasiklausykime mūsiškių komentarų apie šias rungtynes. Krepšinio mėgėjai gali džiaugtis. Tokios rungtynės
kaip įvyko šiandieną, labai retai būna jos. Visos rungtynės ėjo taškas į tašką ir mes matome, kad gale rungtynių laimė nusišypsojo stipresniems. Sunku pasakyti, mes matėme tiek puikių tolimų metimų. Šį kartą turbūt gynyba buvo silpnesnė už puolimą, tačiau žalgiriečiai tai įrodė ir man atrodo, kad visi Lietuvos krepšinio mėgėjai turi didžiuotis, kad Žalgiris pradėjo žaisti taip, kaip turi žaisti žalgiričkai ir laimėti. Ir man atrodo, jeigu toliau taip jie žais, tai Europos keturiukai turėtų būti. Sveiki gyvi krepšinio pasaulio žiūrovai. Man patiko šiandieną. Ir aš manau, aš nesuklystamas pasakysiu tai, kad šiandien buvo gražios rungtynės, įtemptos ir senai mes tokių rungtynių bematėme mūsų Žalgirio arenoje. Sunku kovoti penkiese prieš 8 žaidėjus, tai yra prieš 5 žaidėjus, plus dar 3 teisėjai, kurie šiandien akivaizdžiai neleido mums gražiai žaisti. Ir nežinau, dėl ko tai buvo susitarta, bet teisėjai akivaizdžiai išmušė mus iš vėžių. Aišku, trūko mums šiandien ir tokio susiklausimo gynyboje, nes Kelati negalėjo tiek daug mums įmesti mūsų arenoje. Vyrai šiandien parodė iš tikrųjų gražų žaidimą ir ko tolyn, to žaidimas gražėja. Visi mes esame patenkinti tuo. Aišku, šitos varžybos svarbios, bet mums yra svarbiausia tai, kad pasiruošti gerai ateinančiom rungtynėm su Makabi ir išeiti į mūsų įsvajotąją tolimesnį etapą. Krepšinio